Mano vardas Jonas Omanas. Esu žurnalistas ir vertėjas iš Švedijos. Apsigyvenęs Lietuvoje, susidomėję jos istoriją. Mane ypač sudomino žiaurus ir dramatiškas pokario laikotarpis. Pokaris Lietuvoje skaudus ir nevisiškai išaiškintas istorijos laikotarpis. Okupacija ir pasipriešinimas. Žmogaus pasirinkimas ekstremaliomis sąlygomis, kuriuo keliu eiti. Aukotis ar prisitaikyti. Ir dar, kas yra išdavystė ir kokia jos kaina. Tam, kad visą tai geriau suvoktum, reikia sugrįžti į praeitį. Į tokias vietas, kurios iki šiol tyli apie savo vaidmenį pokaryje. Vienas ryškiausių kovos su pasipriešinimu pavyzdžių, o taip pat viena iš sovietų saugumo efektyviausiai naudojamų priemonių – slaptos specgrupės, sudarytos iš buvusių pasipriešinimo dalyvių, tam, kad infiltruotųsi ir naikintų ginkluotą pasipriešinimą sovietų valdžiai. Šių grupių ir žmonių dalyvavusių jose istorija viešai dar nepapasakota. Sovietų valstybės saugumo organizacija, įvairiais laikais vadinta ČK, NKVD, MGB, KGB, pagrindinė jėga ir viena svarbiausių represinių struktūrų, įtvirtinant sovietinę santvarką visame Pabaltijoje. Vienas iš labiausiai užslaptintų saugumo metodų, naudotų kovojant su pasipriešinimo dalyviais, agentų smogikų specgrupių sistema. Specialiajame saugumo žodyne, skirtame tik vidaus naudojimui, galima расти токį šio reiškinio apibrėžimą. Агент-боевик. Агент органов государственной безопасности, выполняющий специальное задание с применением боевых средств. Агенты-боевики вербуют... Agentas smogikas. Valstybės saugumo organų agentas, vykdantis specialiasias užduotis, naudojant kovinės priemonės. Vakarų Ukrainos ir Pabaltijo teritorijose agentai smogikai dažniausiai būdavo verbuojami iš nacionalistinio pogrindžio dalyvių. Kas slypi už šio apibrėžimo? Kodėl ir iš kur atsirado agentai smogikai? Koks jų veiklos pobūdis? Ir kas pagaliau buvo tie žmonės? 1944 metais Sovietų sąjungai reokupavus Lietuvą prasidėjo ginkluotas pasipriešinimas. Skaudi pirmosios okupacijos patirtis, valstybinės nepriklausomybės siekis, priverstinė mobilizacija į Raudonąją armiją ir kiti okupacinės valdžios veiksmai iššaukė organizuotą ir spontanišką pasipriešinimą. Dauguma jo dalyvių jauni kaimo vyrai, kurie ginklavosi ir jungėsi į partizanų būrius. Tarp kitų veiksmų įtvirtinančių naująją santvarką, okupacinė valdžia iš Lietuvos ištrėmė daugiau nei 100 000 žmonių. Sovietų sąjungos vykdoma politika kėlė nepasitenkinimą, o tai savo ruožtu skatino gyventojus remti partizanus, ypač kaimuose. Ginkluotame pasipriešinime, kuris tęsiasi beveik 10-metį, aktyviai dalyvavo apie 50 000 žmonių. Svarbi pasipriešinimo masiškumo priežastis buvo viltis, kad laisvė, padedant vakarų demokratijom, greit ateis. Mėly broliai ir seserys, kurie girdite mano balsą, jūs tikėkite, kad laisvės aušra jau netolima. Nemanykit, kad mes, būdami Amerikoje, užmiršome jūs. Mes gyvename jūsų skausmais
jūsų vargais. Ir dieną, ir naktį galvojame apie jūs. Pirmaisiais pasipriešinimo metais partizanai veikė gana atvirai. Maskva į pasipriešinimą reagavo, atsiųsdama daugiatūkstantinę vidaus kariuomenę, kurios padaliniai buvo išdėstyti visoje šalyje. Jėgos buvo nelygios. Partizanai buvo priversti keisti kovos taktiką. Genadijus Gusevas, NKVD karininkas 4 metus tarnavęs Lietuvoje. Mes ieškojom, buvo labai sunku rasti, todėl kad jie labai gerai užmaskuoti. Gali praeiti šalia bunkerio ir nepastebėti. Partizanai ėmė veikti mažomis grupėmis, slapstytis sodybose ar miškuose įrengtose žemynėse, slėptuvėse, bunkeriuose. Kada atidarai slėptuvės dangtį, lekia granatos ir automatų ir kulkosvaidžių ugnis. Mes juos apsupdavom. Jie arba pasiduodavo, arba būdavo sunaikinami. Bunkerė gyvenimas yra, kai sakė, gyvas po žemė. Ir viskas, jeigu tave rado, žinok, neišeisi, viskas. Bet daugiausia bunkerių, kad jie be užskundimo bunkerių mažai rasdavo. Laikui bėgant, masinės vidaus kariuomenės operacijos darėsi neefektyvios. Sovietų valstybės saugumo vadovai vis labiau gilinosi į pasipriešinimo kovos struktūrą, ieškojo tinkamesnių bei subtilesnių metodų visiškam pasipriešinimo numalšinimui. Provokacinės operacijas Lietuvoje sovietų saugumas pradėjo vykdyti dar nesibaigus Antrajam pasauliniam karui. Apsimesdami vokiečių kareiviais ar Raudonosios armijos dezertyrais, saugumiečiai susisiekdavo su partizanais, įgaudavo jų pasitikėjimą ir sunaikindavo juos. Ir mes beugaudami prisiartinam prie tokio kalnelio. Mes pamatėm, ant kalnelio palapinių. Kareiviškos palapinės ir vokiečius pamatėm. Puolė pastėti tiekė, sakau, žinok, vokiečiai mus tardė. Tikrai, sako, vokiečiai, sakau, tikrai va su uniformom. Vėliau jis tik pasakė, vaikeli, ten buvo rusai. Atvedė 9 vokiečius. Vincai, mano tėtis vardas Vincas buvo. Vincai, kodėl tu nešneki dabar su jais, o šitas tuoj pagavo, kad čia ne vokietys, o žydas. Apie smogikų egzistavimą partizanai žinojo. Pasipriešinimo vadas Juozas Lukša Daumantas, taip pat žinomas ir kaip Skirmantas, pats matęs jų veiksmų pėdsakus savo knygoje Partizanai, pasakojo apie tai. Skirmantas buvo, tai jis tėtį rado pakartas už kojų. Tai galva į skruzdėlyną, kad gryni kaulai čia tik tai buvo taip iki pusė krūtinės. O šitų, kurie buvo kaip pakarti, tai išbadyta akys, išpjaustyta, nuo visos galūnės nupjaustyta nuogi, visi nuogi buvo išrengti, be jokio skuduro. Čekistai ant kankinimų labai gerą specialybę turi. Provokatorių infiltravimą į priešų gretas sovietų saugumo struktūros naudojo per visą Sovietų Sąjungos gyvavimą. Ši taktika, kovojant su partizaniniu judėjimu, pirmiausiai buvo panaudota vakarų Ukrainoje, kur taip pat vyko intensyvus ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai. Pagrindiniais specialiųjų agentų smogikų padalinių suformavimo iniciatoriais buvo Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministras Sergejus Kruglovas ir jo pavaduotojas generolas leitenantas Vasilijus Resnojus.
tuo metu vadovavęs Sovietų Ukrainos saugumui. 1946 m. pavasarį NKVD Lietuvoje įkūrė pirmasias specialiasias grupes. Iš Ukrainos buvo atsiųstas patyręs agentų smogikų specialistas, majoras Aleksejus Sokolovas. Kaip sakant, nesiskaitė nei tuos Sniečkum, nei su nieko, su Stalinu, kiek čia man pasakojo, ryšius turėdavo. Jis labai greit suprato lietuvio žmogaus charakterį, aš jums pasakysiu. Jau ten su Banderovais buvęs, o vis turiu praktikos labai didelė. Kai sako, vietoj Ropniko pakeitė Kanjaką viską. Kai sako, geriau jis suprato lietuvį žmogų gražuoju, jis viską atiduos. O jam tik užrešk viską sumuš, kapok į gabalus, nieko negausi. Ir jis pakeitė šitą taktiką vaistėje. Majoras Sokolovas ir Lietuvoje įvedė Ukrainoje išbandytą metodiką. Agentų įsiskverbimą į pasipriešinimo organizacijas, jų valdymo perėmimą ir galutinį sunaikinimą. Sunkvežimiai, daug sunkvežimių ten važiavo, apsupo Dukto mišką. Jie patys apsirengė uniformam, lietuvių karininkų uniformam, ir man sakė, mes eisim per žmonės, ir tu mus pristatyk kaip miškinius. Lietuviai, ten lietuviai buvo. Apie Sokolovo veiklą Lietuvoje buvo žinoma ir užsienyje. Pavyzdžiui, jis paminėtas Švedijos žvalgybos raporte. Agentų smogikų veiklai vadovavo patyrę saugumo karininkai. Nachmanas Dušanskis, pats žinomiausias iš Lietuvos kilęs saugumietis. Pokario metais agentų smogikų pagalba planavo ir organizavo svarbiausių partizanų štabų ir jų vadų likvidavimą. Jis buvo toks meilus, tokia jam mokėdavo prieiti prie žmonių, tokia laputė, žinot, buvo labai. Sekdavos jam užverbuot žmonės, kuris dalyvaudavo ten, žinot, partizanams sunku buvo. Nežinau, kad partizanai būdavo, kada kol buvo čia ryšiai, viskas, tai partizanai perduodavo net. Ten iš Žemaitijos į Dzūkiją, kad jau važiavo toks ir toks, būkit atsargus, arba eikit iš to rajono. Nes labai Hitleras ir saugumietis atvažiavo. Gudrumu pasižymėjo ir majoro Sokolovo bendrapavardis, kapitonas Nikolajus Sokolovas. Sokolovas, Sokolovas kalbės. Sako, mums reikalingi dabar žmonės. Patikimi, negeriantis, reikia saugoti, sako, yra tokie žmonės. Pas mus surinkti, iš karto nepasakė, bus bazė. Ir jūs, sako, reikalingi būsit apsaugai. O paskui bus, sako, visokia kombinacija. Pagalvokit, sako, yra perspektyva nebloga tokia. Mes, sako, įsikvietėm jūs taip. Dėl pokalbio, sako, apsispręskit. Smogikai buvo etatiniai saugumo darbuotojai, gaudavo algą. Nelabai mažas duota gal buvo, apie 1000 ar 100. Kas mėnesį jo. Agentų smogikų grupių egzistavimas buvo laikomas griežčiausioje paslaptyje. Paskiau liepė taip, sako, naikit, dabar nusipirkit kariškas kepurės, juoda forma, ką būtų. Tankistų, artileristų. Buvo maskiruotė tokia. Ir tada mes sužinojom, kad važiuosim į bazę, į Jeruzalę. Mokyklos gatvėje po 10 ranką tas namas. Agentų smogikų veikimo pradžioje būriai buvo įkurti visose Lietuvos apskrityse. Nuo 1950 metų grupių tinklas buvo apmažintas ir centralizuotas. Buvo viena apskrities Vilniaus. Vilnius buvo ir apskritis jo. Tai viena buvo apskritinė, o kita buvo respublikinė. Turėjo teisę, kur norėjo važiuoti, po visą Lietuvą. Vilnius, visas gyvenimas Vilniuje buvo tenai. Tai buvo tokios 2 grupės, 2 tokie vadai buvo. Buvo įkurtos specialios būstinės, kuriuose agentai leisdavo laiką tarp operacijų. Būtent iš šių vietų išliko daugiausiai nuotraukų.
Atvežė čia ir būsiu saugosiu kaip sargu. Šulinys yra. Tas pats, viskas tas pats. Va kaip šita buvo ir aukščiau tvorelė. Va, buvo viršutinis balkonas viršų. Šita grupė buvo daugiau iš banditų. Jo, miškinių, jo. Ir nuvežėm radom 2. Atvažiuodavo civiliškai, kontingentas buvo visi tie užverbuoti miškiniai. Tuoj po karo sovietų saugumas kaip provokatorius bandė panaudoti liaudies gynėjus, vietinius sovietų valdžios rėmėjus, žmonėse vadinamus stribus. Tačiau šie, neturėdami specialaus paruošimo, ne visada veikė tinkamai ir greitai išsišifruodavo. Struktūra buvo patobulinta, imta kruopščiai ieškoti tam darbui tinkamų žmonių. Labiausiai tiko patys partizanai. Mes tai nežinom dar liaudės gynėjai, tai kaip buvom paimti. Nežinom tų patirčių. Jie neturėjo taktikos partizanų jokios. Tai partizanas, tai žinokit, irgi jis žinojo. Jį iš karto jį supras. Partizanas nebuvo mados, kad vadinti moterį ponią. Mamytė, tetukė, panašiai. O jei šitie tojo, ponė, ar ten kaip jau tu momentį įsišifruoti. Gerų ginklų mes negalėjom turėti, neštis į partizanus, jeigu einant susitikti. Daug sudėgė, kėdėti mėgėjai, po kad duos ginklus naujus, šovinius naujus, tik susitikdavo su partizanais, tai to iškart įtardavo. Reikėjo tai būtinai pasiruošti, aš jums pasakysiu, kad kaip grinai kaip partizanas, reikia neturėti siūlų, pas partizano žinot būda, visada rasi siūlų, rasi adatą, rasi tą įdajiką, kas ir rylą nešiodavo batams susisiūt, muilo visada, visas skutimot, o šiek tiek sykį buvo susitikimas, partizanas tik pakartė, nieko neturi ir išpauškino visos. Kalniukas ir ten buvo kalniai iškastas bunkeris. Kada kasa, kaip sakant, žemės tos, kada sumeta upę, upė nuplauna viską. Mokė mus, čia buvo vienas irgi rinktinės vadas, kabelis toks, kaip rast bunkerį, daleiskim. Bunkeris turi būti būtinai visada kažkur tai prie vandens, nes reikia žemės kažkur tai padėti. Prie bunkeris, jeigu reikia žiūrėti aplinkui, busgi žmogus valgo, yra atliekų visokių, turi būti kur tai suslėptos atliekos, reiškia jo. Nu, jie apsirengdavo, išvažiuodavo į mašiną, buvo specgrupės tos, ZIL 51 naujas, veždavo savo formą partizanišką, na, išvažiuodavo į savo užduočius. Palapinės turėjom, miške, kur pasistatai palapinę, objektas yra koks, vadaleiskim, jis su jo, ten kiti ar nuveis pas ryšininkus praeis, kadanas vat egzistuoja, ar ką, ar susitikimas paskirti. Su partizanu aš tuos vaikščiojom visus metus, susitikinėjom, gyvendavom, po 5 dienų, po savaitės įskirdavom. Vot jie, kaip sakant, eidavo jau susitik su savo bendražygiais, jie likviduodavo juos. Agentų smogikų grupės buvo naudojamos įvairiems tikslams. Tarp kitų, visiškai slapto agentų tinklo priedangai, saugant vietinių gyventojų tarpe užverbuotus informatorius. Saugojo agentus labai. Tokia moterį saugojo. Jana buvo išdavus bandytą, daleiskim. Išdavus ir biškis iššifravus galėjo būti jau. Taip atsibodama, sėdėk, moterį saugoti. Ir aš paklausiau šitą, ten bus ar šitų biržų karininką, jau, sakau, jau gal stiprą agentę. Mano šitą žodį 25 metai, va ir vsio, atsakė. Už šitą žodį. Tik pasakyti, kad agentė ir vsio. Kita svarbi veiklos sritis. Klasta išgauti informaciją iš suimtų pasipriešinimo dalyvių, partizanų ryšininkų, rėmėjų. Šis Sokolovo sugalvotas, Ukrainoje patikrintas informacijos išgavimo būdas pasirodė itin efektyvus. Ukrainoje jis vadinosi vertuška, suktukas. Lietuvoje buvo vadinamas atboj, atmušimu. Paėmė mane jau aprengia nereikėjo partizaną,
Važiuoja sunkvežimis, sėdi 2 kareiviai jau pasodinti, nu tai čia iš mūsų jau buvo. Tai po kiek laiko? Ai, vešim į Vilnių dabar viskas, į Vilnių vešim, ten ištardys, tu čia nesakai nieko, ten pasakysi. O čia išlipo, kai sakant, iš mašinas, keikėsi, tie sargybinė, tai matai, kaip čia dabar išėjo, reikia sustoti. Nu, užsikūrė laužą. Nakties metu sėdė prie laužą sargybinė tie, vairuotojas į mašiną ten krapstosi. Ir dabar čia susišaudo, stipriausia, kad čia manęs nenušaudo. Šūviai, būk ten nušauna tą sargybinę, tą kitą nušauna, tą ryšininkę, tą kalinę pasiema. Nu. Paima mane partizanai, tu čia komjaunuolė, čia važiuoji su stribais, tai sušaudysim, viskas, šaudom jau. Aš sakau, ne komjaunuolė, sakau, aš kaip tik sakau priešingai. Ir bunkeris buvo paruošti, bunkeriai, nusiveda į bunkerį, nu, partizanai išlaisvina. Dainuoja partizaniškas dainas, visas kies moka. Tikri partizanai atrodo. Tai reiškia šnipų buvo prilindę tarp partizanų. Reiškia, iš kur jie visas tas dainas, viską žino, taip kaip partizanai dainuoja, kalba tokia kaip partizanų, viskas. Nu, aš iš karto patikėjau. Kitą naktį vedas jau kitur, užpuola garnizonas. Ten vėl, reiškia, užėmė rusai. Ta nušauna būktą tą partizaną, kur vedasi. Ja paima vėl gyvą. Saugumai tai nepasaka tardytojus. Va čia, matai, savi žmonės. Sokolo sugalvodavo buvo to kombinacija. Pagrindinė specgrupių užduotis buvo suimti ir neutralizuoti pasipriešinimo dalyvius. Eidamas parodė, kad va čia yra naujai suformuotas Algimanto apygardos Šarūno rinktinės vadas, kadangi pristatė, skaitos, man pažįstamus partizanus, nebėra jokia abejonė. Aš ėjau, jeigu man nepažino partizanai, jeigu nežino, kad aš paimtas esu. Turi būti nors vienas žmogus žinomas, aš su kitais nekalbu. Ateini sustinki nepažįstamai, tai išsiskiriant bučiuodavomės. Su visais, reiškia, pasibučiavome, kaip su broliais. Padarė taip, kad mane įsileido tiesiai į vidurį. Vienas vienoje pusėje, kitas kitoje. Ir aš ėjau į vidurį tarp jų ir sustojau. Ir kada tik sustojau, staiga stėrė už rankų. Nebandyk priešintis. Tik dabar supratau, kad jau skaitos čekistų naguose. Specialiai Lietuvos smogikams saugumo struktūros sukūrė meistriškas apgaulės kombinacijas. Pavyzdžiui, apsimetant kitataučiais. Vienas žinomiausių atvejų – partizano Broniaus Saveikio Klajūno suėmimas, užverbavimas ir tolimesnis operatyvinis panaudojimas. Palydėjom į užsienį, už metų grįžo. O ten jis ėjo, ten nukirto koją, paėmė gyvą, paskui jis ten pradėjo, čia vaidino, kad gyvena pas partizanus. Lenkių irgi buvo partizanai. Rašė laiškus, čia kad nori grįžti, nori susitikti, kad su Lenkų partizanai. Su mielu noru jį sutiko labai ant Rubežiaus. Bet grįžo su nušauta koja. Su protezu vaikšto. Kaip sako, prisistatė Lenkų partizanai. Ja? Ir lenkiška apranga, lenkiškai cigaretės, lenkiškai viskas, ten degtukai, lenkiškos konservai, ten viskas lenkiška buvo. Nu ir tie patikėjo į tą tokį kytrą partizaną, įsivaizduojat, kai Diemedis, apygardos vadas, jau jis gana, jau buvo protingas kytras ir tą apgavo. O iš atėjęs čia išpleškino visus 36 žmonės. Išdavė daug vyrų. Visus vyrus gerus išdavė. Atidžiai vykdydami Sokolovo nurodymus, smogikai veikė kryptingai. Sokolovas pirmiausia pradėjo ne nuo eilinių
Ano viršininkų, nuo vadų, nes būdavo, jeigu šitos eilinukus iššaudo, yra vadas, jis vėl prirenka tų vaikočių. Jonas Kimštas, buvęs Lietuvos kariuomenės leitenantas, ilgą laiką buvęs vienas svarbiausių pasipriešinimo vadų slapyvardžiu Žalgiris. Buvo užduotis paimti Kimštą, tai gyvų paimti. Kitų nekliudyti, pasakė žodis, kad koja nutrynė batas, žinai, o mes jau buvom su Tarzanu taip jau prisiderinę, kad tai čiupom. O tas Kimštas, jisai buvo toksai jau pasišventęs, kaip sakant, ir paskiau jisai norės nusižudyti, teisingai, vienas buvo pasipjovęs, iš karto nenorės, kad, paskiau pergalvojau, sako, gerai, kad sako, likau gyvas. 52 metais suimtas ir užverbuotas, bendradarbiavo kaip agentas Jurginas. Parengė pogrindžio sunaikinimo strateginį planą, išdavė per 20 partizanų. Pats aktyviai verbuodavo suimtus partizanų vadus. Bandė užverbuoti pasipriešinimo vadą partizanų generolą Žemaitį. Agentas smogikas Kimštas buvo aukščiausio rango Lietuvos pogrindžio pareigūnas, kurį sovietams pavyko užverbuoti. Penktojo dešimtmečio pabaigoje vakarų žvalgyba aktyviai susidomėjo padėtimi Pabaltyje. Ėmė siųsti specialiai paruoštus žvalgus. Desantai dažnai būdavo siunčiami iš Švedijos. Į švedų žvalgybą sovietai infiltravo savo žmonių. Latvis Vivudas Sveicas buvo dvigubas agentas. Dirbo sovietams ir švedų žvalgybai. 49 metais kartu su estais ir lietuviais jis buvo išlaipintas prie Palangos. Sveicas iš karto išdavė grupę. Juos pasitiko partizanais apsimetę agentai smogikai. Iš Švedijos jie du perplaukė ir laukia. Suėmimo operacija užfiksuota saugumo nuotraukose. Kai kurie iš suimtų desantininkų, pavyzdžiui, Lietuvos pasipriešinimo atstovas vakaruose Jonas Deksnys, sutiko dirbti saugumui. Su užsieniu buvo dideli reikalai. Ačiū Deksnys. Buvęs, turi kadrų. Deksnį paėmė, jis pradėjo dirbti. Teko jį matyti gyvą kada nors? Deksnį? O, jis gerda. Atvažiuojam į Vilnių, Ignai, einam kažkur išgerbiški. Vėliau į Lietuvą iš vakarų Europos buvo siunčiami ir kiti desantai, prieš kurios buvo nukreiptos ir agentų smogikų grupės. Maskva susijaudinus buvo šitais desantai. Amerikos žvalgyba 50 ir 51 siuntė po desanto grupę. Vienai vadovavo Juozas Lukša Skirmantas, kitai Julijonas Butėnas. Būtent Butėno vadovaujamas desantas buvo aptiktas ir dalyvaujant smogikams likviduotas. Nušovė pirmą, beržą šitą partizaną. Nušovė, iš bunkeriais kaip šoka. Paskiau šoka antras irgi sužeidė smarkiai. Pribėga karininkai, žinai, rusų mediciną, kad atgaibinti. Pripuola daktarai, viskas, bet ne. A kitas liko šitam pačiam bunkerį ir paskiau klausia, kodėl gita. Sako, neperkundau šito. Nu tada kalba kitai jau gaunasi. Draugiška. Kalbam draugiškai. Draugiškai ir kalbam. Nu gerai, tada su šito reikia dirbti. Jonas Kukauskas, Butėno grupės narys, buvo suimtas gyvas ir užverbuotas. Su jo pagalba beveik po pusės metų buvo surastas ir likviduotas kito desanto vadas Juozas Lukša. Didelis vadas Skirmantas nebuvo paimtas. Medžioja.
ant Skirmantą, medžioja. Operacijos metu, bandant paimti gyvą, Skirmantą nušovė vienas iš smogikų. Kartais saugumas įsakydavo suimti gyvą tik partizanų vadą, kitus likviduojant. Taip atsitiko suimant Povilą Pečiulaitį Lakštingalą. Demonas, ar kaip Juozas, jisai paskyrė susitikimą ir einam susitikimą. Ir dienos susitikimas buvo Kazlarūdo miške. Mes ėjom Ryžas, Bolka, keturiese ir objektas. Neseniai užverbuotais partizanais seni agentai smogikai operacijų metu nepasitikėdavo. Automatas buvo be šovinių. Arba šoviniai būdavo tik tušči. Vadindavo juos objektais, akilai stebėdavo, net prisirišdavo virve. Prie kojas, per kišenį ir jis už rankas, kad jam laisvas būtų. Paprasta matematika. Sustikame, buvo, kaip sakant, užduotis, paimkit Lakštingalą. Šitas likviduoti ten buvo. Tas Ryžas sakė, aš eisiu kojas persisiauti. Tada mes paėmam, jis likvidavo. Šaunama buvo. Kartais agentai smogikai turėjo šiokį tokį pasirinkimą, sprendžiant buvusių savo bendražygių ir draugų likimą. Jis man patiko labai, sutiko dirbti, tai tik su sąlyga, kad tik gyvas suimti visus jo draugus. Ir noriu vieną nušauti, viskas aš nedirbsiu. Daugiausiai partizanai būdant, kuo greičiau savo draugus, kad tik tai jisai žinot, kad ką vienas kitą žino. Buvo, kaip tas minėjęs Labanauskas irgi, buvom susitikom irgi su tais pačiais vyrais, kur aš susitikinėjau daug kartų. Mes buvo taip man pasakyta, jei pakelt ginklą, tai kada jau tiesiog mum, kad gresia pavojus, o taip jokių būdų negalima buvo lieka. Jis man rodė kažką, tai aš supratau, kas rodo, kad aš nužudyčiau, reiškia, sudaročiau su tą partizanę, nes tik abudu kambarį buvom. O kai ten kambarį buvo kiti partizanai, ir jis ten nuėjęs, tak, aš tą partizanę paleidau. Likviduotų partizanų palaikais dažniausiai pasirūpindavo ne patys agentai smogikai. Buvo kruopščiai siekiama užmaskuoti jų operacijas. Priedanga buvo naudojama vidaus kariuomenė. Eina garnizonas, kariuomenė. Mes neužsiimsim šitam vaikam, kur palaidot. Eina užpakalį kariuomenę ir jie šitais dalykais tvarkos. Supratai? Ar smogikai suimtuosius partizanus kankindavo? Kaip čia ar mūšiam, ar ku? Mes niekada, mes negalėjom, mes gal dirbsim su jo, draugai būsim, kad ką pridėti, kokį operatyvinį, kokį darbuotoją. Tai čia aš jau negarantuoju ir aš trumpai, kad mes nors pirštu. Suėmimai, kada buvo, nieks nekankindavo. Nieks nekankindavo. Yra dokumentų liudijančių apie kankinimo atvejus. Smogikai atvedė Žilvytį į tanko eglyną, paguldė ant žemės, uždegė laužą ir pradėjo kaitinti geležinį laužtuvą. Kada aš paklausiau, kam jiems šito reikia, man atsakė, kad jie kaitina laužtuvą ir pasvilins banditą. O vienas smogikas Liūtas papasakojo, kad 50-ųjų metų pavasarį jį patį suimtą tardė taip svilindami. Tame pačiame raporte rašoma, kad kapitonas Nikolajus Sokolovas smogikų tarpe diegė perdėtą žiaurumą. Pakruojo rajone buvo jaunas berniukas, susipažino su mergina kokia tai. Pasigyrė, kai jisai labai partizanų daug žino, daug pradeda veikti, žinai. O tenais tas saugumas, tai tardė, ką jis nieko nežino jisai. Vežė kaip kalinį, užpuola čia partizanai, išvaduoja, ką tu čia veikėjai? Niekas neveikęs pasirodo. Mes saugom tą bazę. Jie ten miške kažkur buvo nusivežę, tenais, kankina, muša tenais, su vytelėm, sakė, pakaidinė. Iš proto išėjo jaunuolis. Kur įdėsi? Atiduoti atgal į kalėjimą, jau nieks nepriima.
Na, ir nakties metu pasigirdo šūviai, laikmetį nušautas. Pasitaikydavo, kad smogikai specialiųjų operacijų metu žudydavo partizanų rėmėjus ir jų šeimas, kaip nereikalingus liudytojus. Vienas iš tokių atvejų – partizano Jono Dambrausko būrio likvidavimas. Likviduoti buvo visi, išskyrus atsitiktinai gyvą išlikusią jauniausiąją dukrą. Kaip sugrįžau ir aš galvojau, kad tėvą jau žinojau, kad nušovė. O mamų ir broliai galvojau surasiu gyvus. Ir aš bėgau, kai parbėgau, močiutė sako, nieko nėra. Visi sako, nušauti. Visi. Jeigu kur susitikdavo ten, paskirdavo pasimatymus su partizanais, tai jie neimdavo ten gyvų nieką, šaudyti visus, kaip sakant. Kad nekalti žmonės nukentėjusiai. Negeras buvo darbas toks. Paplitusi nuomonė, kad saugumas agentams smogikam įsakydavo žudyti civilius gyventojus, tokiu būdu apjuodinant partizaninį judėjimą. Šiam teiginiui dokumentinių įrodymų nerasta. O kad paskui šeimas pradėjo žudyti vaikus. Baisiausias tai buvo, kai jau dirbau batakiuose, kad buvo išžudyta su vaikais. Tai į dabar yra šiurpu, žinai, prisiminti. Kai nuėjomės, turbūt 2 liaudės gynėjai ir aktyva 2. Rytą atbėga vaikas, saka, banditai atėjo. Motina išžudyta, 2 dukras ir dukrų vaikai. Mažyčiai. Tai baisu buvo pasižiūrėti. Jeigu kad būtų filmavę, tai dabar būtų sakėm, dabar nužudo, tai filmuoja, o tada nieks nefilmavo. Čia partizanai klaidas visgi darė, gal kad per daug žmonių šaudė. Buvo paskui jau pasipiktinę žmonės labai. Tas čia jų klaidos didelės. Partizanų veiksmai nukreipti prieš civilius gyventojus vis dar skaudi ir visiškai neišaiškinta tema. Liudijama, kad buvo visko. Nuo karo lauko teismo nuosprendžio vykdymo iki savivaliavimo. Savivalė ir susidorojimai dalį žmonių skatino vienaip ar kitaip remti sovietų valdžią. Ne jokio ten karo teismo nebuvo, ne jokio ten aiškinimo. Duodavo da išgerti. Nu, vyrai, padarykit tvarką. Nu, tai pakšti padarė. Čia didelios problemas nėra be ginklų nušauti. Partizanų vadovybė suprato, kokį pavojų kelia savivalė. Dar 1947 metais ir pakartotinai 51-aisiais partizanų vadas Juozas Lukša išleido instrukciją, kurioje nurodyta, kad likviduojant ar baudžiant nusikaltėlius, netraktuoti jų artimųjų tokiais pat nusikaltėliais vien dėl jų giminiškumo. Vienas instrukcijos skyrius skelbia paliekamus likviduojamos šeimos narius, kurie nebaustini, paguosti ir garantuoti jiems neliečiamumą. Pažymėta, jog kovotojai, sunaikinę pilietį, kuriam nebuvo iš anksto sudaryta byla, bus traukiami atsakomybėn. Silpstant pasipriešinimui, smogikų veikla tapo ypač efektyvi. Viename 1953 saugumo raporte, įvertinant agentų smogikų veiklą, rašoma, kad efektyviausios priemonės likviduojant gaujas yra užverbuotų banditų vadų veikla kombinacijose ir paimtų gyvų banditų operatyvus panaudojimas. O dabar vežant į Vilnių, tai šitie provokatoriai, jie dainuoja ir partizaniškas dainas, ir šitą rūšiškas dainas. Soldat teplom, dalekį Ir aiškina taip, kad mes irgi esam buvę partizanų. Mes pamatėm, kad šitie durniai reikia pabaigti. Taip ir sako, šitie durniai reikia pabaigti. Jeigu nesutiksi padėti, gausi kulką į kaktą. Ir sako, va, mes Vilniui susėdę su moterim, su mergom baliavojam. Sakė, jeigu prisidėsit prie mūsų, po Vilnių vaikščiosim, cigaretės rūkysim ir jau važiuosim kitą kartą į operaciją visi. Va.
Kas tie žmonės? Kodėl jie tapo smogikais? Ir kokie tolimesni jų likimai? Leiskime jiems patiems papasakoti apie save. Agentas smogikas Jūra. Į specgrupę pervestas iš liaudies gynėjų. Kairys prisistatė, sako, panepažįstu, pažįstu. Tie sako, mano čia yra bendražygiai. Ką reikia mūsų vyrų, reikia eiti mišką. Sakau, pagalvosiu. Su ginklatė, tai čia baimė visuomet yra. Buvo toks mano geras kaimynas, Norbutas Petras, buvęs savanoris Lietuvos. Tai man buvo jisai kaip tėvas, dar geriau. Klasės draugai išėjo į mišką. Išvadina juos, kaip sakant, vadinimų partizanai tie, kad čia reikia iškovoti Lietuvą laisvę. Jie niekai nenuveikė, jie tik taip paprastus kaimo žmonės, kaip sakant, skriaudė, žudė, šaudė, vaikus viską. Ir visas, kad tas pradėjo čia vykti, jis pasakė, sako, ne, sako, į tą šutvį, sako, tu neprasidėk. Geriau tau, sako, reikia ten eiti, o tai, sako, tau bus to jau galas. Agentas smogikas aštrus. Į specgrupę pervestas iš liaudies gynėjų. Banditai užėję ir įsitarė, matyti, kad reikia juos likviduoti. Gavom žinią, bėkit ir jums sušaudys. Pradėjo taip žmonės, kaip mano kaime 12. Niekam nieka, kada jie kovoja, ar tik tą sugink, tai sakyt, a čiagi atėjo naktį, kad čia daug tai. Ar čia gražu? Ar gražu? Ir man gali taip ateiti. Ir išėjau liaudies gynėjų. 2 metus pradirbau, tuomet į specgrupę. Reikia, kaip sakant, likti gyvam. Agentas smogikas Aras, buvęs pasipriešinimo ryšininkas. Man Jovaras parinko slapyvardį. Dar buvau kai ryšininkas. Šitas Aras, kuriuo man irgi šitas Jovaras, čia mano buvo ir ten jo. Jo labiausiai tikėjau, jis buvo pats vyriausias ir amžiaus, ir štabo viršininku buvo paskirtas. Autoritetas ten jos stribai bijodavo, kaip sakant, ant to agento papuolė, o tas turėjo dar, žinot, buvo daugiau užtaisydavo degtinę, kad užtaiso, išgeri ir užmiega. Jis užmigo, susirišpas, bėgantys, mano ginklam, ir pasiėmė. Praėjo minuo laiko, buvo vestuvės, aš būnu vestuvėse. Ateina vienas vyriukas, naktis buvo, vėliau, sako, tavęs šaukia tave. Jovaras, jo, kaip valgai, dar kitas. Partvedu, ten paguldoma bus viski tartina, tas antras, žiūrau, automatas, beveik nauja. Man reikėjo dieną važiuoti į vojenkomatą. Aš norėjau, į man būtinai Jovaras, kad tai. Tik užeinu į vojenkomatą, paduoda tą šaukimą. Jums sako, tą reikia užeiti į kabinetą. Vienas prisistato, kad šiandien saugumo darbuotojai, kad jūs sulaikytas. Užėvėl nuėjo, šaltis, ten per kūną, ką padarysite. O taip ir taip, atnešė ten jau buvo paruošęs toks bušlatas, man uždėda bušlatą tokį, ant manęs čia uždengė. Per tą, kai vadina, čornai hot, ten mašinas, tai mane tą mašinai. Bet žiūriu, kad gražiai, draugas Dabulevičius, tai kiek buvo, tik prieš mėnesį raštuotas bandyti, pastums kai kur. Aš čia, paušia, kad šit per mandagus, tokiais žmonės, man žinau. Mane sveikinas, atpauš, nufotografuoja. Kitas. Komunas, ką čia dar, paduoda popieriaus lapuką, rašyk, aš tau vėl mane nufotografavo, nieko nesuprantu, kas čia daro, ką jie čia man daro. Ir vis pro Jovarą, o kaip Jovaras, kaip jo cikalės, nežinau, nemačiau ir viskas. Aš žiūrėjau, šypsosi tokia, kaip sakant, neaiškia šypsina visi. Tai gal pamatyti noris, o aš galvoju, čia mane provokuoja, jie juokiasi iš manęs, o sakau, vyrai, su malonumu, sakau, pamatyk, kaip jis nors atrodo, sakau, einama. Einama, aš einu, drąsiai visą ką, atidarau duris, boža moja. Sėdi Jovaras, viršininko kabinete,
automatas ant stalo. Pasisakė, kad aš jau ne banditas, žinau, kad jau nė vieno nėra partizano, pasakė, visi žuvę, jeigu norėsit, aš tave išgelbėsiu nuo kalėjimo. Man, kad toj vietoj, tai aš jam šiuo pažiūrėk, iškart galvą nusukėti, įsivaizduoja. Ir man už 10 dienų vėl turėjau susitikti. Atėjo 10 dienų, aš velnę nieko nejau tą susitikimą, o aš vėl pradėjau slapstyti. Girdžiu, mane Jovaras ieško, sako jau. Tik tada supratau, kodėl mane fotografavo, kodėl ten mane, kad aš rašau ką. Ir pagalvojau, autoritetas Jovaro ir mano, Dieve mano, aš jums pasakysiu. Jei jis pasakys, kad aš išdavikas, tai ten mane tikriausiai greitai juo patikės, ne manim. Nu ir sutikau dirbti, taip, tapau. Pradėjau vaikščioti su Jovaru. Jis ieškojo mane, dukra. Jūs sako, man pasakykit, kas mano tėvas buvo. Vieni sako, kad partizanas buvęs. Nu, tada partizanais neminėjom, sako, kad banditas. Kiti sako, kad saugumietis buvo. Bet aš jį pasakiau visą teisybę. Sakau, taip ir tai vaikelė. Jis buvo partizanas, labai aktyvus partizanas. O paskui buvo paimtas saugumo, perverbuotas ir dirbo saugume. Agentas smogikas Juozas, buvęs pasipriešinimo tėvūnijos vadas. Buvom bunkeriai. Bunkeriai irtavė. Prasidėjo šaudymą, šaudė rusai. Ir matom, kad nieko nebus. Reikia vis tiek. Gyvas nepasduoda. Jeigu nepasduodė, turi nusišauti. Atsisveikino. Pistolėtus įsėmė ir kiekvienas nusišovė. Nusišoviau. O. Į galvą ir viskas. Ten padarė operaciją ir ligoninėje gulėjau. Tai 2 sargybiniai buvo, tai per langus abu žiūrėjo, tai aš dar norėjau išlipti ir nusišauti jų, pašauto pasiėmė. Bet išlipau ir nugrovau eidamas. Pasakė, dirbsit mum, rusai. Nu, galėjai pabėgti, bet kur tu dingsi pabėgti. Jau kurį pabėgdavo, tai momentaldavo, tas žūgdavo. Kiek laiko jūs pabuvot? Sakau, kad špionas pabuvo. Daug laiko. Daug laiko. Mano dėka buvo, kai sakant, Tarzanas nuteistas ir buvęs Kranklys, vaikis slapyvardis buvo, tai jau spec grupės, tau žinai, tų agentų vadas buvo. Tai jie buvo nuteisti. Kankina, mušo tenais, savitelėms pakaidinė. Iš proto išėjo jaunuolis. Buvo liudininkai tie kiti, kurie ten dalyvavo prie to tardymo tenais to žmogaus, to jaunuolio. Po kiek jiems ten nuteisė, tai nežinau. Nu, už tą tai man įkliuvo. Tai ką tas sako? Išdavikas pasidarė. Uždarą kalėjimą sėdėjau 3 metus. Išvežė į KOMSSR, į spec lagerį, kur frontavikai sėdėjo, visokie karininkai sėdėjo. Skaitėsi, dirbė saugume, žinai, visokius tos prijomus, žinau, visos tas procedūras, bijau, kad nepabėgčiau. Tai jeigu būčiau ilgiau pabuvęs, tai būčiau neišgyvenęs turbūt. Nu, Zaizmėno rodina man buvo duotas tėvynės išdavikas. Žmonių tapusių smogikais tarpe buvo ir išskirtinių atvejų. Ryškiausias pavyzdys – vokiečių kareivis
Lietuvos partizanas Rudolfas Otingas. Iki 47-ųjų partizanavęs, Otingas buvo suimtas ir užverbuotas. Siekdami apgauti pasipriešinimą, saugumiečiai padarė fiktyves jo mirties nuotraukas. Otingas sovietų vadovybės buvo labai vertinamas, kelis kart apdovanotas piniginėmis premijomis. Išlikusiuose dokumentuose pažymima, kad jam dalyvaujant neutralizuota daugiau negu 150 pasipriešinimo dalyvių, asmeniškai jis likvidavęs per 20 partizanų. 1950 metais Otingas gavo sovietinės Lietuvos aukščiausios tarybos pirmininko Justo Paleckio pasirašytą garbės raštą už laimėjimus vystant ir kuriant pramonę, žemės ūkį, mokslą, kultūrą ir meną. Agentų smogikų sistema buvo labai efektyvi priemonė slopinant ir likviduojant antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje. Konkreti jų veikla ir darbai iki šiol apgaubti paslapčių skraiste. Aš jums pasakysiu, koks lietuvis nenorėtų laisvę, nepriklausomybę. Taip ir aš, tik tai žinot, kad tiek buvo, kad tos rankos suteptos su to darbu buvo, tai savame aišku, kad tos nepriklausomybės, tai savame aišku norėjom. Agentas smogikas Šiaurys, buvęs partizanų generolo Žemaičio asmens sargybinis. Tai taip aš tapiau uždaviku tada. O kai dabar atgavo nepriklausomybę Lietuva, kaip jūs tai... Aš teigiamai žinau. Teigiamai. Dabar jau tikiu, kad nešaudys manęs niekas. Negaudys, nešaudys. Visą gyvenimą buvau su tais partizanais, kai sakant, sudėjęs, galvodavau, kada raštuot, kada pasadyt. Perėjau čia vėl baisu rupūžį bijau, visą gyvenimą dirbau tuoje prapaščigu, tuo sargu. Tai būda, sakau, kadrai jau kviečia, kartais tai būda, per kūną žinojau, gal ką iškazė, kur gal jie sužinos, gal ką sužinojo. Dabar pasikeitė, kai vėl ir puškė baimė, aš jums pasakysiu, kad dirbo čia. Ir tai visas gyvenimas pas mašta įtampa ir įtampa ir įtampa. Taigi ir ta praeitis yra didelis daiktas. Jūsų mylima, jūsų tėvų ir protėvių darbo sukurta Lietuva šiandien vėl suniokota. Todėl mes visą, kas mums geriausiai, turime jai duoti. Kiekvienas žmogus turi gerų ir negerų bruožų. Ir tik iš gerų bruožų susidaro geras charakteris.